Prieš pristatydamas pirmąją temą noriu paskelbti, kad įdėmiai žiūrėdami laidą ir iš karto po jos dalyvaudami tradicinėje viktorinoje galite laimėti ne tik kvietimų į šeimos pramogų parką X-Planet, bet ir laidos draugo Žvėryno odontologijos klinikos, kuri rūpinasi mūsų ir mūsų vaikų dantų priežiūra, dovanų kuponą. Klinikoje jūsų laukia gydytoja, kuri padės įveikti visas mažųjų baimes odontologo kėdėje. Apie tai ir pasakojame pirmajame šio ryto siužete. Anksčiau ar vėliau kiekvieno mūsų mažylio laukia vizitas pas odontologą. Jau ne kartą savo reportažuose esame minėję, kad pirmasis apsilankymas pas dantų gydytoją turėtų įvykti vos pasirodžius pirmajam dantukui. Visų pirma, tai yra vaikui supažindinti su aplinka, su mūsų aparatūra galų gale. Dar toks yra dalykas, tai nėra tik vaiko supažindinimas, yra labai svarbu tėvam paaiškinti apie pirmų dantų priežiūrą, kad vaikams nuo pačio pirmo išdygusio dantuko yra privaloma juos išvalyti, jeigu norint turėti sveiką ar gerą šypseną. Apsilankymai pas odontologą rekomenduotini kas pusę metų. Tuo metu dantų gydytojas su vaiku bando užmegzti kontaktą. Tai yra didžiausias iššūkis dantų vaikų daktarui ir išvis ne tik vaikų, šiaip dantų gydytojai. Surasti kontaktą, susikurti gerą komandą, nes tik komandinis darbas yra sėkmingas ir produktyvus. Tai yra tėvai, vaikas ir dantų daktaras, nes dantų gydymas prasideda ne dantų kabinete, bet namuose. Taip pat labai svarbu, kad atėjęs pas odontologą vaikas jaustųsi puikiai, kad aplinka negąsdintų ir jis galėtų šiek tiek apsiprasti. Žvėryno odontologijos klinikos kabineto laukiamajame, kuris įsikūręs Vilniaus privačios gimnazijos patalpose, specialiai vaikams įrengtas žaidimų kampelis. Čia ir pati dantukų gydytoja suranda minutėlę susipažinti ir linksmai pabendrauti su vaikais. Neišimtis ir Vilniaus privačios gimnazijos auklėtiniai. Jiems yra rengiamos edukacinės pamokėlės apie dantų priežiūrą bei atliekama profilaktika. Su mažaisiais pacientais neatsispyrėme galimybei pabendrauti ir mes, bei pasiteirauti apie jų pirmąjį vizitą pas odontologą. Ką tau daktarė darė? Tvarkė dantukus. Gydė. Dantukus tvarkė. Pompas deda. Nebijoj? Ne. Reikia eiti vaikučiam pas dantų daktarę ar ne? Reikia. O kodėl? Todėl, kad tuomet, jeigu nenueisi, bus nesveiki dantis. Drąsiausia mažoji pacientė Laura kartu su dantukų gydytoja Viktorija keliauja į kabinetą pasitikrinti dantukų. Čia jos trumpai pasišnekučiuoja apie tai, kaip Laura rūpinasi savo dantukais. Tuomet gydytoja žaismingai papasakoja, ką kuris jos darbo įrankis daro ir apžiūri mergytės dantukus. Mano darbas yra tų dantukų skaičiavimas ir tų kirmėlaičių išvalymas. Kadangi kirminai nemoka plaukti, mes paimam, turim tokią šlangelę, iš kurios bėga vandenukas. Tai žiūrėk, vandenukas. Mes paimam ir išplaunam juos. Dar mes turim tokį vėjelį pasigavę, su kuriuo galim pakutenti tau veiduką, galim pakutenti kojytę. Ir mes lygiai taip pat galim iškutenti ir kirmeliuką, va taip. Už gražų ir gerą elgesį mažosios pacientės laukia receptas. Tačiau ar visi tėveliai žino, kaip paruošti savo vaikutį vizitui pas dantų gydytoją, kad jis būtų panašus į ką tik matytą, kad netektų matyti graudžių ašarėlių ir baimės mažylio veide? Niekada neperteikti blogų įspūdžių savo patirties. Nesakyti ten, man šiandien baisiausiai rovė, man labai skaudėjo, o ten kaimyniai pulinys sprogo. Aš esu turėjusi pacienčiuką 3 metų vaiką, katras įėjęs į kabinetą, visas išsigandęs, pamėlęs iš baimės, vietoj labą dieną jis man pasakė, tu man trauksi nervą? Aš buvau šokiruota. Aš sakau, vaikas, kas čia per terminas? Sakau, aš tokio net nežinau, aš baigiau universitetą, aš šio nežinau. Taip kad gink Dieve, kad tokių dalykų nebūtų. Taip pat tėveliai vaikui neturėtų sakyti, kad gydytojas jam nieko nedarys ir dantukų negręš. Grąžtai yra skirti sienoms gręžti, o gydytojas dantukus gydo, nuplauna vandenukų visas kirmelytes. Šmaikštauja Žvėryno odontologijos klinikos gydytoja, odontologė Viktorija Kurcevičienė. Turėtų aiškinti, kad mes visi turim dantukus, kad mes juos ir žiūrim kiekvieną dieną. Bet mes jūs turim suskaičiuoti, kiek jų yra, parodyti, ar ten nėra kokia kirmėlaitė apsigyvenusi, pamotyvuoti tuo, kad tu galėsi pasirinkti plombų spalvą, tu galėsi tave daktarė pavežios šitą
ten čia lėktuvas, čia yra kosminis laivas, jis kyla į viršų, jisai gula, jisai labai dažnai ne pacientai pirmi, ne vaikeliai gula į kėdę, o tėveliai. Vaikas šiaip iš tiesų pirmasis vizitas pas dantų daktarą tai yra ne šitoj kėdėj, bet paprastoj kėdėj visai kitame kampe. Tėveliai, pradėdami vaikučiams pasakoti apie dantukus, jų priežiūrą ir dantų gydytojo darbą, gali pasitelkti ne tik savo fantaziją, bet ir įvairias knygeles bei filmukus. Tuomet vizitai pas odontologą bus kur kas malonesni, nei atvykus pirmą kartą su skaudančiu dantuku. Ateiti pas daktarą pirmam kartui su skausmu, tai yra didžiulis stresas vaikui, tėvam ir dar didesnis dantų daktarui. Esmė yra tame, kad niekada nenori nuskriausti vaiko, niekada nenori jam suteikti skausmo, bet kad ir pasitelkus visas fantazijas dantų gydyme, pasitelkus, kad mes tepam uogienę, ten, kur vietinė nejautra darom aplikacinė, kad mes tupdome uodą, katras užmigdo kirminą, tai juk vis tiek kažkiek tai skauda ir kažkiek jaučiasi ir jeigu vaikas dar yra pats išdirgęs nuo skausmo ir nuo situacijos, jis tiesiog nebeadekvačiai elgiasi. Taigi labai svarbu ne tik gydytojo, bet ir tėvelių įdirbis planuojant vaiko apsilankymą pas odontologą. Todėl atidėlioti vizito ir galvoti, kad dar per anksti, nes vaikučių nieko neskauda, neverta. Pabaigoje norime priminti, kad dantukus reikia valytis 2 kartus per dieną, nepamiršti tarpdančio siūlo, išsivalius negerti nieko išskyrus vandenį, nepiktnaudžiauti sultimis ir saldumynais, ypač vaikų pamėgtais čiulpinukais.